Sveiki! Džiaugiuosi, kad įsijungėte šį įtaigingą vaizdo įrašą, kuriame mes vertinsime pačias geriausias Lietuvoje vešiančias žuvis. Ir vertins patys didžiausi ekspertai, kurie turi 10 metų patirties žuvų vertinime. Tad galime pradėti. Visų pirma, žiūrovams mes turime mane, tavo bandą, YouTuber. Turime The Korke Blackie, Ryga, Citizen. Turime Kris, žuklės kursai, tinkamoje vietoje, tinkamu metu sutikta ištiesta pagalbos ranka. Turime Lauryną Česnaitį. Turime Edviną Čekavičių. Ir turime SCP Salvius Coding pamokos savininką, žuvų ekspertą. Bieliauską prie to Salvį. Tai čia mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6 žmonės, kurie padės jums suformuoti nuomonę apie šitas žuvis, kiek jos skanios. Aš iš ties turiu 10 metų patirties žuvų vertinime. Manau, galime pradėti nuo kilmingosios skumbrės. Iškart pradedu, aš nevalgiau skumbrės gyvenime. Tai... Aš irgi. Ok, nice. Highest tier. Skaniausias žuvis. Taip. Okay, Ji yra tokia fucking good. Gerai, kaip jinai yra paruošta? Kaip jinai paruošta? Good. Tiesiog vonioje pomidorų padaras, nes yra bearable on her own. Reiškia vonioje. Užkaitinė ta Rūkyta skumbrė. Ai, čia šitą... Ne, gerai, šitą yra gautas. Šitą Kalėdų. Šitą, ką Ai, ta, kur vonioje, ta, kur į vonę paleidi ir užkaiti vonę. Ta yra fucking gautas žuvis, žiauriai. Čia ta vonioje, jo. Yra gautas. Gerai, tai pagal nutarimą... Klausotis be žuvų? Tikrai Gerai, tai... S nedatraukia. Ne, laisvai. Aš duočiau S irgi. S, really? Gerai. Ne, Strong starters, I know, but it doesn't get better than this. Gerai. What do you mean? Skumbrė yra... Aš daugiausiai skumbrės esu vargęs su pomidorų padažu. Įprastai užsikandi batonu. Aš nežinau, koks skumbrės padažas jaučiasi tik pomidorų padažas. Gerai, tu nevalgys skumbrės su fonikėčiu. Greitas klausimas, ar skumbrė va šitoj dažutį būna dažniausiai irgi išpardęs? Ne. What? Kalbant similar, tu skardinę. Okay. Aš žinau, gerai, aš laukiai žinau, apie ką jūs kalbat, bet aš manyčiau, kad tai yra good dalykas, bet tai nėra S, tai yra A, bet gerai. Tabūnė, jeigu dauguma S, tabūnė Rūkyta skumbrė, per kūčias. Žiūrėk, klausimas, ar įsivaizduot kažką iš žuvų skaniau už skumbrę? Taip, Taip. Tai va, tai ar tai verta tada S? Nespoilinam. Lauri, tu debilas, krabas nėra žuvis. Kas įleido šitą čiuvačią? Fucking Jis pats įleido. Ar dėtum rūkytą skumbrę vietoj kebabo mėsos? Kebabo mėsa nėra žuvis. Palygintum, what do you mean? Kaip tu lygini kebabo mėsą? Hold up, hear me out. Actually, kebabas su žuviena. Oh my. Tu esi debilas. Yra tunos pica ar ančiuvis tenais ar kad ir ko. Taip, čia yra blogiausias išradimas planetoj. Kas tą padarė, turėtų actually šaudytas. Koks žmogus valgo tunos picą? Taip, jeigu būtų genocidas prieš žmonės, kurie padarė tuno pizzą, aš nieko prieš būčiau. Aš valgęs, aš nežinočiau, bet aš netikiu, kad yra blogiau už ananasą. Sutikau nepilnametę kokią vieną. Gerai. Dauguma valgytojų ir fanų sako S, einam S. Gerai, einam kitą skiltį. Aš nevalgęs gyvenime. Plekšnė. Aš nevalgau. Insanely based. Rūkyta plekšnė. Čia rūkyta plekšnė. Jo, nesvarbu kaip. Nesvarbu kaip plekšnė. Tai yra jaučiu top 3 snekai prie alaus. Aš sakyčiau stiprus A, bet tikrai nes. Ar tu apie rūkytą... Taip, rūkyta plekšnė. Kas plekšnė tiesiog valgo? Ne, aš turiu menį, ar rūkyta, ar vytinta plekšnė, nes čia yra didelis skirtumas. Aš sakyčiau rūkyta. Vytinta žuvis, tai skaitosi, kai tu tiesiog išdarinėjai žuvį ir su jas nerūkyta. Klaipėdietį šneka. Žuvies novijas. Jinai realiai... Eksperto nuomonė reikia...
Pažiūrėkit mane, aš prie jūros gyvenu. Gerai, Kriso žuklės kursai kalba. Žiūrėk, Gana. Ardrys! Gana, Ne, man tylos. reikia išsiaiškinti. Kriso žuklės kursai. Ne, palaukit, gerai. Kas valgia plekšnę? Lauris, Aš klipinu šitą. Korkė Aš. ir Krisas. 3 šitie žmonės, taip? Korkė, kokią vietą ir kodėl argumentuoji iš eilės. Stiprus A, Mhm. labai skanu Taip. ir labai gerai prie alaus eina. Bet Okay. ne geriausiai. Mhm. Tai dėl to A. Stiprus B, silpnas A. Lyninčiau gal į stiprų B. Mhm. Kodėl? Dėl to, kad aš esu valgęs vytintą plekšnę ir taip, jinai yra žiauriai skani prie alaus, bet yra geresnė vytinta žuvis negu vytinta plekšnė. Mano nuomonė, yra tikrai geresnių opcijų negu plekšnė. Okay. Fair. Plus, dar noriu pridėti, vytintą plekšnę valgyti yra tikrai sudėtinga. Nes labai dažnai joje būna ne tiek daug mėsos, kiek norėtum. Daug kaulų, jie. Nu, gerai, aš sutikčiau dėl B, bet mane trigerino tas mūsų S, bet gerai, nuvažiuojam. Pala, prieš tai gerai, Krisai paaiškink gen Vytauto plekšnę. Vytauto plekšnę? Galim šito žmogų actually tiesiog išbandinti iš čia. Gerai, žiūrėk. Aš padariau typo, Vytintą, nu paaiškink. Vytauto plekšnė. Vytinta žuvis, tai gaunasi, kai tu uždarinėjai žuvį ir tu ją tiesiog džiovini, tarkim, prie savo radiatorių žiemą. Jinai nėra rūkyta, tu jos nerūkai prie aukštos temperatūros, jinai yra tiesiog džiovinama kambario temperatūrai, nu biškai šilčiau negu kambario temperatūrai, nes tu ją džiovini vis tiek prie radiatorius ir jinai per porą dienų realiai išdžiūna ir tada būna valgoma. Jinai ir būna sūdyta. Ateini pas klaipėdietį į butą, visas smirda tiesiog žuvim. Mes čia rūkom. Jinai yra susūdyta, jinai nebūna. Gerai, Lauri, gali savo teiką pasakyti? Žinai, gerai, S ir also skumbrę nuvinu į A. Iš savo vauto, bet tai probably nepakeičia nieko. Tu sakai A ir man atrodo, gerai, žiūrėkit. Man atrodo, darome taip. Aš manau sutinku. Ne? Aš nesutinku. Aš sutinku. Plekšnė B turi būti. Aš darau S. Ai, tu irgi į korkės kaip B? Aš, čia yra alright. Ok, tai A skumbrė, B plekšnė. Fair? Tironija, pačia. Aš kaip žmogus, kuris nevalgęs plekšnės, privalau įsitikinti, kad jis bus mažesniam tierė nei skumbrė. Gerai, aš nepasakiau savo argumentų. Gerai, pirmas dalykas, gerai, plekšnė, jo, kaip jau buvo minėta, gautit prie alaus. Ir tipo, actually yra geriau už skumbrę prie alaus fucking 100 kartų. Imu. Bet yra geresnių. Kas valgo skumbrę su alum? Aš viską valgau su alum. Nu tai tu tiesiog Tu visada geri, tu viską valgai alkoholikas, tu tiesiog alkoholikas. Jau kita problema, Lauri. Žiūrėkit. Mes kalbame apie žuvis, palauk. O jeigu... Čia intervention, bro. You need help. Gera žuvis ir be alaus turi būti gera. Va, mano pateikas. Ne, žuvis nėra maistas. Jis yra alaus snekas. Žuvis nėra maistas. Tu tiesiog alkoholikas. Lauri, tu sakai kažkokį argumentą, ar aš tripinu? Ar tu Aš tiesiog sakiau, niekada alkoholikas ir viskas? Actually yra daug geriau prie alaus. Also, excessive kiekis kaulų padeda lengviau nusižudyti, tai aš manau vien dėl šito. Tu tiesiog suicidal alkoholikas. Čia nėra pliusas. Tu tiesiog suicidal alkoholikas. Šiaip suicidal alkoholiku būt visai pliusas. Taip, aš nežinau. Dabar aš sakyčiau, visi pritarėm, kad lašiša yra S tier. Yes? Gineso alus. Lašiša labai nuvalkio tą kainą. 2015 metų Aš sakyčiau A. sudarytas darinai Aš žuvies. lašišą sakyčiau, kad A. Aš Tipo, lašišą sakyčiau S vien dėl to, kad tu gali pusryčius Kodėl? padaryti ant bulko su sviestu, tu gali ją orkaitai folijai daryti. Ai, aš sumušiau žuvis, ne, lašiša fucking C. Lašiša Galima. Kas tu negerai, what do you mean? Lašiša yra OP.
Žiūrėkit, žiūrėkit, Lašiša 2, aš bijau, fuck lašiša. What? Stop. Gerai, Žiūrėkit. stop. Atsimenat, kad Laurės suicidal, galim jį nužudyti. Straight up. Ne, lašiša tokia midas, fuck, ar tai jūs Gerai. juokaujate? Ji yra midas, fuck. Gerai, Vienintelis dalykas su lašiša, tai kad jį common. Ji smirda, ji nėra labai Fucking schizo pedophile. Ne, Salvius fucking kukino. Žiūrėk, gerai, tu turi sūdytą lašišą. Niekam kuri yra nepatinka pyk lašišos su kvapas. fucking- Lašiša, taip. atsikeli ryte, atsipjauni, bulką. Ne, tu man tiesiog... Shut the fuck up, aš pirmas kalbu. Paskui tu kalbėsi. Krevetės geriau. Bulka, atsipjauni bulkos, atsipjauni sviesto, paimi fucking lašišos, atsipjauni, paimi citrinos gabaliuką, tą trikampiko užsipjauni, zaibys. Paimi jorkaitę, įdedi į foliją, vynioji, pridedi paprikų, pridedi visko, zaibys. Paimi tiesiog ant keptuvės, jeigu tingi, išsikepi lašiša universali, blet fucking skani žuvis. Mano teik. Gerai, Korkė tavo galiu idėjas. klausim. Gerai. Čia labai svarbu, kad tu įsijungtum streamą. Aš to paaiškinsiu, kodėl lašiša geriau. Pirmas dalykas. Gerai, bet Jūs Kas kada groja background'e? Nesvarbu. Jūs galite žaidti skinclub.com ir laimėti milijonus. Tu nieko nelaimė, tu fucking šūdė. Tu absoliučiai nieko. Pala, bet tu Gali nesupratai. laimėt. Kiek man tai Lašišų kainavo? enjoyai kažkaip, man 0 atrodo. eurų. 0 eurų. 0 eurų kainavo. Kai laimėjai Dabar 12 centų ir 13. Pala, dabar mes išsiaiškinsim, ar lašiša yra geriau. Jeigu nehitina, Lauris teisus. Jeigu nehitina. for sure hit. Taip, Eina. lašišas. Sorry. O, Gerai, galite išjungti streamą. Prašau, išjungti streamą. kitas klausimas, ką tu fucking klausaisi? Čia osu. Sorry. Lašiša yra convenient, right? Ne, Kad yra labai lengva pasidaryti bet ką. Gerai, Salvijau. Tu valgės... Jinai fucking mid, jinai actually. Jūs šūdė. Mano eilė kalbėti. Tu valgės restorane lašišos kepsnį, keptą ant vyno. Va, turiu tau klausimą. Aš mieliau vonios vyno variantą rinkčiausi. Gerai, čia tikriausiai ganėtinai pavėluotas pasisakymas, bet tai yra vienintelė žuvis iš visų šitų, kurią aš esu valgęs. Ir jinai yra visai nebloga. Taip, jinai tikrai yra nebloga, aš skaičiu, jinai yra gera. Jo, aš irgi skaičiau, su. Tai va, jį fine, jo, tavo B laisvai. Klausimas, ar visiems tiktų, jeigu lašiša būtų A? Tikrai Jo, ne. lowa. Mane, bet. Atlys. Aš tikrai skaičiau A, aš tikrai tikėjausi, kad nebūtų S. Kristai, sakai S? Turėtų būti. Jinai yra Turėtų būti S, yes! Kokia midės, Bet pusė fucking daugiau negu pusė snukių sako, kad tu Laurio nuomonė. Aš sakau A, high A, low S. Aha, okei. Bet kiti sako, kad net žemiau, tai I guess A išsilygina, lašiša yra A. Korkas sako A, kiti sako žemiau, dabar išsilygina į A. Jo, lašišų mėgėjai yra antikrist. Tu pasakai, kad geriau žuvis ant picos negu ananasai, apie ką mes kalbam. Jo, actually yra, aš nesu ragavęs, bet probably būtų. Ne, nebūtų. Literally būtų. Vienai žuvi... Nuveikia fucking pa. Gerai. Next fish. Palauk, ble. Tai palauk, dar Kriso idėja. Ai, Kris, Kur tu reitintum? Kur tu reitintum lašišą Salvijau? B. 2S, 1A, 1B, 1C. Kaip tai movintų jie į B, ble? Ar tu debilas? Kokią logiką tu galvoji, kad tai movintų lašišą į B? Jeigu yra 1C, 1B, čia yra 2 žemiausi. Jis užsimūtina. Apie ką tu kalbi? Man tai Šiuos išneka, kad kalbėt. Salviau, ką tu fucking darai? Ne, aš Laurinai sakau, nes Laurinas šaukia, kad jie... Tai tu Salviau šaukia. Laurinai sakai ar man? Ne, aš ne Salvijai šaukiau. Aš laukiu Salvijai šaukiau. Salviau, kur tai idėja? Salviau, kodėl tu dėl?
Aš ant savo baby doll niekada nešaukčiau, man. Okay, Aš okay. ant laurio Ką tu šaukiu. dabar darai? Aš ant laurio šaukiu. No, you're not. Lašiša turi reputaciją kaip viena iš geresnių žuvų. Jinai yra high class žuvis. Jinai Jinai turi yra mitas, tą reputaciją Tai negavo. yra dėl nieko. braukių žuvis. Lašiša yra viena iš brangiausių žuvų, kurią tu galėtum pirkti. Ne, Tu ne. nueik į parduotuvę. Tu nueik į parduotuvę ir Žinai, kas nusipirk brangiau? kilo lašišas Krevetės. ir kilo karpio. Įdomu, kas brangiau gausis. Žinai, kas brangiau? Krevetės. Tai nėra žuvis. Krevetės nėra žuvis! Tai Gerai, galim. aš derinčiau įdėt lašišą ją. Gerai, lašiša, viskas, nutarėm, nes vieni Lašiša, pedophiles fucking nemoka skonio jau žuvų, tai jiems labai žemai tai įsilygina ją. Viskas, baigiam. Gerai, kitas žuvis - karšis. Neįsivaizduoju, kas Tą tai yra. filmą žiūriu. Es. Aš Kristi, neskaičiau. tau kiekviena žuvis es. Čia kurie... Listas. Kristas. Rūkytas karšis. Pakeičiam kušo terlistą padaryti žuvų. Kristas maždaug nubalsuoja viską. Tas niekas nekvietė, tu tiesiog atėjai. Man tai Krisas pasakoja apie kažkokią nepilnametę. Krisas Aš viską valgęs. kažkada valgęs, valgiau. aš bet aš nepritariu, nepritariu. aš nepritariu, kad tai S. Aš pritariu, kad Ne, tai yra tikrai labai ne. common. Aš tai Tikrai yra- ne. aš gerai. Tai yra B, tai yra B, mano Aš manymu. sakyčiau, Aš Dainos valgęs taro. tik rūkytą karšį. Taip, aš Aš rūkytą, bet jisai yra mid. aš rūkytą šlapę karšį Bibi, žinau, kaip jis ten padarytas. Šlapia. Žuvis iš vandens, wow, sausa. Jo, let's go. Nereik valgyti vos iš vandens ištraukus. Ar reiškia šlapia? Nu, tu kartais būna, kai žuvis nusipirki iš pardės, nu šlapia gabaliukais būna, aš nežinau, kaip tai pavadinta žuvis. Dieve. Marinacija Žuvis, padažė. blėt, perka. Iš kur jūs žuvis? Ai, tai marinuota. Tai marinuota jau. Šlapia. Jinai šlapia būna, nebūtinai visą rūkytą. Gerai. Bet Žiūrėk, aš dedu B argumentai, kur kitur Man padės, kas sutinku. valgia. Sutinku, realiai. Sutinku? Sutinku. Niekas kitas Įtsinis jie nevalgia. atrodo kaip C raidė. Krisas ką tik sakė S, jeigu ką, aš džiusiai. I mean, I heard it too. Jo, ne, gerai. Aš sakiau S. Bet tai bet aš Krisas tada pažiūrėjau supranta. mūsų tier listą ir A kolonui yra skumbrė ir lašiša. Aš negaliu Taip. Krisas pamatęs žuvį. Jau čia S, bro. Čia... Mes į A įdėjome stierą ir dabar nebus nieko geriau. Gerai. Bus. Bus. Hold it. Bus. Aš jau matau. Gerai, upėtakis, kas upėtakį valgia? Nesuvalgęs. Nesuvalgęs. Esu valgęs Esu valgęs, man atrodo, man patiko. decent. Bet Man man atrodo. nothing special. Link. Aš atsimenu upėtakį kaip A, bet, lai, aš labai senai valgiau. Aš, mano upėtakis man fain riebus. su- Man kadangi, jeigu aš gerai atsimenu, upėtakis yra balta mėsa ir man jis per riebus. Balta mėsa. Mano, kas įdėjo mėsą į mano žuvį. Koks retard. Kur upėtakis? Peticiją pervadint D tierą į Laurinas. C? Taip, čia. Mano galutinis finishing argumentas, jeigu upėtakis actually būtų labai skanus ir patogus ir panašiai, jį būtų daugiau žmonių valgę. Va. Jisai būtų labiau meta. Man atrodo, mes daug kas vaikystėje valgė daug skirtingų žuvų, mes tiesiog neatsimenam. Yeah, likely. Likely, bet tai ges. Bet aš apsimesiu, kad atsimenu. Gerai, einam prie kito. Silkė. Aš sakau, tai yra S. Aš myliu ją. S. S. Easily S. S. Easily S. Nekenčiu silkės, tai sakysiu D, bet Ne, actually, aš suvargę. Jeigu Aš D, aš irgi D. Ananasų gang, ananasų Wars gang. Jeigu Man kažkas patinka. Jūs patinka kažkas. O kažkas patinka. blėt. Jeigu manęs būtumėt paklausę prieš kelis metus, ką manau apie silkę, skaičiau, jo, irgi D tier, bet aš nežinau, yra tie, žiūrėkit, labiausiai pyk yra pardiai, kur ta skrituliniai formui nusipirki silkę ir vidury svogūnų būna, o aplinkui tos svogūnus fucking Jums silkė silkė pataluose. Ne, tai silkė Ne, pataluose čia yra tiesiog paruoštas Aš žinau jau paruošimo exactly, būdas. apie ką tu Bet kalbi yra ir tas- tai yra god awful. Ne, tai yra pyk, tu nusipirki tą cirkulų fucking plastikinį fucking Ne, čia yra indelį, per Man vidurį tiesiog svogūnų marinuotas. ir aplink tos svogūnus yra ta silkė ir jinai pyk, nesvarbu kokios ten firmos. Aš taip myliu žalę žuvį su aliejum. O tau sušiai patinka? Net Tau negėjus, sušiai debilė, ten patinka? actas. Ne, Ten actas. Valgysiu blėt, šis taurį, ką aliejus. tu meluoji. Maistas vakarai, maistas Japonija. O, bazūka, čiuvas žuvis konsumina, čiuvas žuvis konsumina nekepta. bazūką. fried! Tai tu Iš paimi belia išorės kokį jis maistą, ne viduj. įmeti į fucking įkaitintą aliejų, Hell bus yeah, good. hell yeah. Man tai, What's up? žinau, kas visos šitos doubt praskladys, junk linką, kur atsiunčiau su Okay. timestampu. A, va.
Dreba rankos. Bet va, jis valgo tai, kas yra Ai, pig. blemba, žmonės sakė, kad tie Pažiūrėk valgoma jo su fucking veidą. batonu. Shut the fuck up, bet žiūrėk įvertinimą iškiurus. Pažiūrėk jo fucking išraišką. Suvalgo viską, tai nereiškia, kad buvo labai skanu, nes aš kad ir kaip būna neskanu, bet stengiuosi visą laiką suvalgyti iki galo. Ką jis sakė, skanu, tai... Taip pat šį kartą bandysim suvalgyti iki galo. Jeigu suvalgo viską, tai reiškia skanu, bet jeigu neskanu, jis vis tiek bando suvalgyti. Guniukai tai labai skanu. Jis dreba, jis dreba. Taip pat šį kartą bandysim suvalgyti iki galo. Jis jau šeikina. Su guniukai tai labai skanus. Svoguniukai, bet ne žuvis. Svoguniukai. Vienintelės skridulis su svogūnai. Mes gal per video viso nesuvalgysim, bet... Va, reiškia Dabar neskanu. suvalgo, Jis per daug, nes tiesiog labai gerą kainą tokiam kiekiu. Nesistebino, kad taip Neskanu skanu. reiškia. Neskanu. Nustebino, kad taip neskanu. Žiūrėk. Net nustebino, kad taip skanu. Kad taip skanu, Skanu, jis sakė neskanu. Skanu, no, bro, go away. O aš jau dalis labai skanių. Ką tik pasakė, net nustebino, kaip skanu. Taip, tiesiog streitai pasako, ant kiek skanu. Gerai. Na ir verta ta euro 25, tai sakyčiau, kad verta, nes tikrai skanu yra. Kas neparagaut, būtinai paragaukit. O skonį vertinam kokiais, nu kiek čia? Nu, 8, 9, nes tikrai skanu. 8-9 labai patiko. Žmogus, kuris pirmą kartą valgo, imagine. 8-9 tikrai nes. 8-9 yra B. Sakai, ble. Jis buvo 8-9 yra B. 8-9 bus Devyni yra B. Jo, C turbūt bus, jo. Ne, 2. Ne, tai gerai, išvedam vidurkį. Aš sakau C. Lauris sako C. Salvijus sako F. Aš sakiau 2. Edvinas nieko nesako. Ai, Aš sakau Lauris F, aš sakau F. Edvinas net nebandė. Man nereikia Tu sakai S. Ir Krisas sako. Ir Krisas sako Ar Edvis nevalgęs silkės? Ne, nes per kiekvieną kūčių stalą mane verčia valgyti, bet jis kaip tryda, tiesiog atrodo ir aš... Žinai, kodėl jis atrodo kaip tryda? Nes jis fucking skonio kaip tryda. Jis šūdo gabalas. Su silke irgi yra prikolas. Ir Aš sei. negaliu gerti pieno tiesiai iš karvės, ant kiti džiaugiasi, aš negaliu. Aš pripratau prie to fucking komercinio parduotuvinio. Niekas negeria pieno tiesiai iš karvės. Yra natūralaus kaimo pieno, Karvę. kurį mėgsta. Niekas. Silkės pieno nedaro durniau. One in a million. Ir aš sakau, Niekas nekūkina. parduotuvinė silkė, pirkta iš pardės, susindelės ir skaita tikrai skaniau negu per kūčias paruošė. Tai jūs irgi Čia yra melas. Tai tu sakai, kad Čia mama yra blogai čia gamina. melas. experience, nes buvom suruošta skafs silkė, kuri natūrali, quote unquote. Aš Nors skambinu ta tavo parduotuvė mamai. yra žymiai skanesnė. Aš skambinu jo mamai. Jo, aš tiesiai iš karvės tešmenų iššilpiu pieną irgi, tipo, šviežias. Jūs nebuvę kaime, kur fucking šviežią pieną ragavę. Aš nebuvęs kaime. O, tie žmonės fucking šūdus valgo. Jis šūdo nevalgė. Pieną, kurį gerėt iš rime, kurį kinės, jis nėra natūralus, jis yra... Tu matei tikrą mėtą, kuris mėlė valgo. What? Jis nėra iš Tu vištiena, kurią valgai, nėra natūrali, ji fucking sudeginta tavo. Ir tada nueini natūraliai pavalgyti dalyką, kuris tiesiai ką tik parėjęs ir jis kitoks skonis bus. Ir jis... Koks savo pointas? Nes aš tai lyginu su silke, kuri yra natūraliai paruošta ir pirkti iš gardų. Gerai, man to... patinka nauja, ką tik pagauto. Gerai. Tu maisto nevalgęs gyvenime, tu blausvakius buldakus, o valgai, ble. Man to pointas yra toks, kad jis mano, kad mes nesam valgę skanios silkės, nes mes valgom silkę, kuri yra paruošiama per giminių balius, kuri yra prastai paruošiama arba yra per daug natūrali, as opposed to procesuotą silkę iš parduotuvės. Aš asmeniškai kaip žmogus, kuris nevalgęs nei tokios silkės, vis tiek dedu ją į FTR. Aš valgęs ir tokią ir aš dedu į F. Arba D. Taip, 2F yra valgęs silkę. 2F yra valgęs silkę, kiti 2 gyvenime nevalgęs jos ir tada yra 2S. Tai jinai B eina tada. Gerai. Jinai eina valgęs A. šūdą. Okei, tebūnė neina, nes yra pedofiles. O tu fucking trolini.
Gerai, B, gerai. Du žmonės turi gerą mažiau, aš nusižudau ir nužudau kitus, blet, kaip nahui silkė gali būti B. Aš suhajalkiu su tavo šeimą. Jau man B yra cringe, bet aš pasiduodu, nes nusileidžiu. Kaip jinai, blet, C yra, jūs fucking retarded. Turi žmonės sakė F. Tu iš jų nevalgė! Tu iš jų net nevalgė! Jūs maisto nevalgė ir silkės nevalgė. Ir tikau, silkė atrodo blogai ant nuotraukos. Einam į fucking F, nahui, nes nevalgė gyvenime. B, I don't fucking care. Lauri, B, fucking viskas. Shut the fuck up. Gerai, šitą žuvį. Va, paima šitą žuvį, kiek vertinat? Žuvis. Gali prizumint kažką. Šitą Prizumink. I think čia yra Karosas. Da huja kaulų C. Jau aš turėjęs draugo, kurio vardas Karosas buvo. Aš manau, vien Ir valgai. galėtų būti. Aš nevalgiau jo. Vien dėl nuotraukos. Korkė, tu valgęs vienintelis C, jas? Jie daug kaulų, Okay. bet nieko blogo. Viskas. Tuna. S. S. Ok? S. Ar yra Tuoj paragausiu. Aš esu silkė, tu Jabanas Karosas. Tuna man reindžina tarp C ir S. C ir S. Tarp C ir S. Man šitas dalykas režina nuo 0 iki 1000. Jo, aš žiauriai hujavos tunos istoragavęs ir aš dėl to blogai atsimenu, bet jinai Žiūrėkit, yra... yra ta tuna, kur perki kubuose, kuri dahuja apkainuoja ir jinai skonis kaip nežuvies, kaip mėsos. Ir yra tuna, jo, ir yra tuna, kuri fucking yra skarbonkėse, kurios skonis tikrai labiau skiriasi negu nuo tos šviežios gabaliukinės. Jeigu mes kalbam Bet apie aš sakyčiau, man skarbonkę, tai abi C, patinka. bet jeigu mes kalbam apie kepsnį, tai Bet mes kalbam apie pačią žuvį, jinai oferina. S. Nu gerai. Aš pritariu ant S, bet ar aš galiu paminėti, kad vienintelis iš dalykų menčiant, dėl ko tokia tuna yra mėgiama, tai kad ji yra labai nepanašiai į žuvį ir panašiai į tiesiog tradicinę mėsą. Okei, bet jinai... W. Jo, aš irgi kalbu, kad tai yra W. Jinai žuvis vis tiek yra. Bet čia žuvų tier listas. Vau, kas čia plaukė? Saviau, kas čia plaukė? Bля, tai fucking mėsa, karvė plaukė, ne? Geriausia žuvis yra mėsa. Nu, žinai, kimyčina, panašiau. Viskas grįžta į krevetas, įdedam krevetas jas. Šau tau. Nusižudyk! Gerai. Ešerys, skrudintos odegėlės and shit ir tos fucking visi oranžiniai tie jo dalykai yra Ar to aš nevalgęs, aš Aš siūlyčiau B irgi. Aš sakyčiau B. Jis Yra labai good, jis yra geras snacksas, bet kaulų kiekis vėlgi. Kaulų kiekis yra fucking atraušias. Aš jo nevalgęs. Jo uodegą ir visus tuos pelekus and shit, kai skrudinti. Aš jo nevalgęs, bet jis geresnis už silkę. Tiesiog padėk į... Jūsų žuklės kursai mano. Žiūrėkit, gerai visų pirma, silkė eina į high B. Gerai, pa. Eina į fucking C! Silkė aukščiau už ešerį. Jeigu man personally reiktų rankint ešerį, aš su šita žuvim užaugau, nes aš genuinely visą vaikystę Tu nevalgęs to žuvies, užsičiau. Aš užaugau su vaikais, aš jų nevalgęs. Personally, jį dėčiau į S, bet jeigu mes norim B, pažiūrėjus į mūsų dabartinį tier listą, aš po silkę sutikčiau jį palikti. Gerai, viskas, judam toliau. Gerai, hot take, ungurys S, man jis S. Aš pritariu. Ungurys į crazy. Tebūnė gal ne žuvis, gal čia fucking sraigė. Yra žuvis, pats tu sraigė, blė. Ungurys yra gyvatė. Neįtikinsi, kad tai. Laurinai, an eel is a type of fish. Gerai, palaukit, aš paklausiu eksperto.
Aš irgi galiu įtikinti į jajų, kad bet kas yra bet kas. Gerai, aš esu galimai valgęs ungurį. Ir aš vis dar gyvas, tai Jis labai riebus, aš pripažįstu tą, ar gali biški, Ne, užpis. ungurys Pasakė, man atrodo ungurys yra žuvis. Lukas pasakė, ungurys žuvis. Viskas. aš man atrodo, esu valgęs ungurį ir nebuvo bad. Ir tai Bet man labai krizi, kad lašiša yra žemiau ungurio. Čia yra... I guess šitas- neteisina. Čia nesnormi žuvis Kas man. Kas normi Lašiša žuvis. yra cringe'as, fuck. Žinojote, kad naujausi DNR genomo tyrimai rodo, kad europiniai upiniai unguriai yra izoliuoti per atstumą. Ačiū. Taip, šita informacija buvo fucking stinker. Mes also galim pažiūrėti apie jų PvP speką. Jie actually, tipo, yra ungurių, kurie tiesiog elektrą generuoja. Čia jau alone. Gal- padaro. gal- Bet man atrodo, tie elektros unguriai nebūtų tokio pat skonio kaip šitie unguriai. Yeah. Probably nebūtų, bet jie į tą pačią grupę. Elektros skonio. Krevečių. Elektros skola. Yra dar lava eels, kurie plaukia lavoje. True. Kas čia, stinta? Stintos, gerai. Ne, Aš stintos, man patinka, stintos, man nelabai patinka. Ne, aš Stintos sakyčiau, fine. stintos. Gerai, aš trolinau, bet in what universe stintos yra A? Stintos yra legit labiausiai shit žuvis, what? Na gerai, jos nėra labiausiai shit, jos yra labiausiai mid žuvis. Jos yra actually tiesiog mid žuvis. Ne, jos yra labai fun, yra tiesiog jų prifraini milijoną ir tiesiog crunchini. Bet jų skonis yra mid. Jų skonis yra Čia yra, Aš sakyčiau, čia. Stint- Low B. Žiūrėk, aš kodėl Aš pasakysiu stintą? įsinet išėjau. Stinta yra kaip popkornai. Popkornai nėra kažkokie super skanus, bet tu Ne, tiesiog... okay, hold up. Jie tiesiog perfect zakūskė. Ne, aš šitą dalyką daryčiau dėl šprotų, ne dėl stintų. Pas tu, blėt, kaip šprotas. Gerai, problema su tom, ko tu ką tik pasakėjai, yra, kad vis tiek stintos turi stuburus ir ašakas. Tu negali tiesiog jų visų paimti ir iš karto Jeigu tu imi mažas, kaulai basically non-existent tik stuburas. Nu jo, bet vis tiek tu Jei. išlupinėti. Vis tiek tada gaunasi toksai tedious darbas, nes turi išlupinėti tą stuburą. Tu stuburą išrauni tiesiog nuo degos. Žinau, Aš sakyčiau, Nu, okei. high C. Aš ant B Aš sudėčiau. Tai čia Aš labai ar čia? sakyčiau minimum. Sakyčiau high C, kadangi B silkė yra. Šū, silkė, Viską jas nėra. Stintos turi dar vieną apyrinką dalyką, jis yra seasonal. Todėl nes čia būna kaip eventas, blėt, stintos parėjo. Tai būna kartą metuose. Čia kaip kalėdos. Tai Negali tu gauti. užsinori stintų, bet nėra sezono, negali valgyti. Nu tai cringe, reiškia jūs... Ne, čia ne cringe, tai duoda tau... Ateina sezonas ir užsinori valgyti. Duoda hypatą. Aš sakau Aš sakau low low B. B. Korkė sako low B. Ne, tai viską į B gal dedam, viską absoliučiai. Sugrūsk viską į B. Aš sakyčiau, Krisas turi Kriso kursus žvejybos haitsa, viskas. Gerai, lydeka, kas lydeka valgia. Kuštironija. O, lydeka... Ar galima valgyti? Lideka labai lydeka. Kuo lydeka nuo lašišos skiriasi? Labai stipriai. Pirmas dalykas kalba. Aš galvoju, čia ta pati žuvis. Aš galvoju, čia ta Lašiša pati yra žuvis. raudona žuvi ir raudona mėsa, lydeka yra Vėl mėsa žuvį. Nu, blėt. Vėl visą, man atrodo, aš valgęs. Bet gali būti, kad aš maišau su unguriu. Kaip tu, blėt, lydeką su unguriu sumaišysi? Aš žinau, Aš valgiau lydeką, lydeka yra mid. Lydeka po stintų. Žemiau negu stintos. Bet aukščiau negu tas, kad... Ne. Aukščiau negu upėtakis, bet žemiau negu stinta. Filkiai cimetam ir tada kas yra CD. O šaltiena yra žuvis? Kill yourself, fucking... Tiesiog nueini į fucking marės ir šaltieną plaukia kubas, toks fucking šaltiena. Šaltiena net nėra iš žuvies padaryta. What? Lydeka yra mid plus tona kaulų. Plius jinai ilga. Gerai, kas čia? Kas čia? Ančiovai? Šprotai. Šprotai čia, ne? Šprotai, gerai, šprotai. Estijų. Aš es nesakyčiau, bet aš sakyčiau high B, low A. Aš dėčiau į A, Literal vien three, iš ease of eating. Aš dėčiau po ešeriu. Aš dėčiau... po Čia dėtų mane.
Toks sustromingas. Aš labai Okay, pala. Iš proto tiesiog straight up valgai. Paimi iš proto ir suvalgai su kaulais su viskuo, nes tai buvo. Šprotai tikrai žemiau negu plekšnė. Aš sakiau, plekšnė į A dėt, aš ten literally sakau S ant jos. Plekšnė nėra geriau už ešerį, plekšnė nėra geriau už protus, plekšnė nėra geriau už silkę, plekšnė yra geriau už protus. Plekšnė yra daug geriau už protus, the fuck? Plekšnė tikrai yra geriau už protus. Protus yra daug patogiau valgyti ir šprotai yra gauted, bet plekšnė yra daug skaniau. Tipo, holy fuck. Šprotai yra skanu daug. Jeigu padarytume... Šprotai yra midijos, tiesiog žiūri patogų valgyti. Labai gerai. Ešerys Labai gerai. Nes aš su ešeriu, aš viską prituriu Krisui, aš su ešeriu neprituriu, toksai labiau yra... Gerai, bet aš plekšnės nevalgęs, aš nežinau, aš daryčiau šitai. Aukščiau už Aš plekšnės turėtų, nežinau. Šprotai tiesiog... Jei plekšnė neis aukščiau už silkę. Viskas. Neis aukščiau už... Neis aukščiau už silkę. Neis aukščiau už silkę. Jinai eitų taip aukščiau. Aš apidu žuvis valgęs. Už silkės, tu nevalgęs. Aš ją pavalgysiu, Aš įtraukiu tave. eis aukščiau silkę. Maks, kiek jinai gali eiti. Ne. Gerai dabar dar ešerį pamūvink prieš plekšnę. Ne, aš įtrolinė. Va, čia gerai. Čia good? Čia good. Čia good? Aš patenkintas. Čia good. Aš patenkintas. Vsio, liko menkė. Menkė, sakyčiau, kažkur kur stinta. Jeigu šitoj pakuotėj da. Holy Jesus, pirmas D. Ne, apskritai menkė, ne tik šitoj pakuotėj. Da. Tiesiog paimta šviežia keptuvė. Valstiečių žuvis. Menkė yra tokia menka žuvis. Tipo, nežinau. Jinai textbook mid-fish. Ne, actually worse negu mid, jinai yra labai... Gerai. Jinai yra worse than mid, what? Aš sakau, menkė į low C ir tada mes tą čiuvelį perkeliam į D. Krisas toks mid-fish ir tada įdeda 8% žuvų į S. Karosai D mes Nėra karos menkė. laik, žaibys. Niekas nėra valgęs iš čia karoso. Shit. Karosas užpisa, nes jisai nėra tiek skanus kaip ešerys ir turi trilijoną kaulų ir yra blogiau už lašišą. Lydeka yra geriau už karosą. Gerai, žiūrėkit, aš pataisysiu viską. Ne. Nu, durginai, aš turiu gali išjungti streamą, aš galiu išjungti streamą. Ne. Ar tebūnė, mes nekenčiam viens kito po šito tier listo, bet ar low-key čia yra bearable? Nu, čia yra bearable, bet čia yra bearable, mes, tipo, jeigu būtų mažesnis ratas, ar daugiau ekspertų, nes turime tik Krisą kaip ekspertą. Nagi. Gal būtų Tiek, Krista. Ir Lauryną turime kaip ekspertą žuvų. Ir Edviną. Ne, Edvinas ekspertas. I'm sorry. Teisingai. Kriso ekspertizė tokia maždaug, o čia žuvis S. O čia mid žuvis, dedam į A. Laurynas būna maždaug, kai buvau 3 metų valgiau šitą. Čia A. Atsiminkais, čia A. Gal yra... Mes neturim karpio ir mes neturim šamo. Nu tai šamą, kas valgė šamą? O kur šamas, kodėl šamas nebuvo įdėtas, actually? O Nes šamai nieks nevalgė. valgo kas nors šamus. Ne. Nu tai, kodėl jis neįdėtas? Are you fucking wonder? Antras tier listas ir tiesiog kiekvienas iki terrible experience. Galim actual Jis turi normalų. worst steaks ever. Yes, Jis turi worst steaks ever. Every single time without fail. Jis kažkokį bullshit iš niekur ištrauk ir arguments iki kol mirs. Aš turiu planą, aš keičiu savo profesiją ir aš einu pašalinti silkę iš egzistencijos. Aš išgaudysiu visas silkės ir jas išmesiu į fucking šiukšliadėžę. Kas laimi silkę ar Lauris, blėt? Bijau, kad silkė. Aš easily. I ain't winning nothing. Ant kiek mes turėjome pykščio, ant kiek, ačiū visiems, kurie dalyvavo šitam vertinime. Turime Korkę, turime Krisą, Expert, turime Lauryną, kuris fucking... Ne, turime Edviną, kuris valgys vieną žuvį. Čiūvas, pala, kurią tu žuvį valgė, tuną? Lašišą. O, damai. Ir turime Salvį, kuris 2 žuvis valgė, I don't fucking... Ir druską su vandeniu. Come on. Jo, ne, jis druską su vandeniu. Aš live, bro, man tai pull that shit up, aš live dabar valgiau žuvį. Ne, tu vertinai, I'll pull this shit up. Aš nežinau, ar ten žuvis, ar ten tiesiog kukurūzai su
Fucking... Turime mantą, kuris geria pieną tiesiai karvėm iš tešmenų. Tai gerai, ačiū, visi atsisveikinkit. Ate. Kai rasit mano negyvą kūną, prašau.